Jei nori, kad prie tavęs priekabautų, važiuok į Europą. Jei esi moteris ir nori, kad tave vytųsi gatve, važiuok į Europą. Jei nori būti žmogumi, kuris negali ramiai vaikščioti gatvėmis, nes kažkas vis ateina iš paskos ir gąsdina iki mirties, tada važiuok į Europą, nes šie vaizdai yra neįtikėtini. Aš ieškojau vaizdo įrašų, kuriuose moterys būtų priekabiaujamos ir pagalvojau, kad gali būti sunku tokių rasti. Dėže man pavyko rasti 10 vaizdo įrašų. 10 vaizdo įrašų per vieną greitą paiešką, kuriuose merginos tiesiog vaikšto gatve. Jungtinėje karalystėje, Prancūzijoje, visoje Europoje ir žmonės, kai sakau žmonės, turiu omenyje imigrantus, seka jas ir gąsdina iki mirties. Aš negaliu pakęsti to, kas vyksta, nes turėtum turėti teisę vaikščioti gatve, nebijodama dėl savo gyvybės. Pasiruoškite, nes tuoj supyksite kaip ir aš. Beje, sveiki atvykę į The Pushback. Aš Meirakė, jūsų vedėja. Būtinai paspauskite prenumeratos mygtuką. Esu susierzinusi. Jeigu dar kas nors mano, kad merginoms bėgioti yra saugu, ką tik prabėgau pro vyrą, kuris buvo išsitraukęs savo... Atsiprašau, jei mano šeima tai klauso. Jis tiesiog spoksojo į mane visą laiką ir aš supratau tai tik paskutinę akimirką. Mes to neišsigalvojame. Tai iš tikrųjų vyksta. Na, jei norėtumėte pabėgioti ir, nežinau, stebėti nuostabų reginį, kaip vyras išsitraukia savo daiktą ir daro kažką, tada važiuokite į Europą, vaikinai. Paklausykime kitos moters. Gerai, niekada nemaniau, kad tai filmuosi. Na, bet iš esmės nieko tikrai neįvyko. Bet aš tiesiog vaikščiau po Londoną ir gyvenu gana judrioje vietoje, netoli vienos iš pagrindinių gatvių. Iš pradžių pastebėjau, kad vienas vaikinas buvo tarsi kitoje gatvės pusėje, ėjo tą pačią kryptimi, tokiu pačiu tempu kaip ir aš. Turėjau užsidėjusi ausines, tiesiog ramiai savo ėjau. Tada perėjau į jo pusę gatvės. Jis buvo maždaug už 40 jardų, bet tada pastebėjau, kad jis vis dar mane seka. Tad nuėjau į Apple parduotuvę, kad tiesiog šiek tiek, žinote, pasislėpčiau nuo jo. Tada nuėjau šiek tiek giliau į parduotuvę, nes nenorėjau, kad jis mane iškart pamatytų. Ir tada žiūrėjau į duris ir jis įėjo į parduotuvę ir, jis tiesiog dairėsi aplinkui taip. Ir aš tiesiog pasislėpiau už stulpo ir lėtai ėjau link išėjimo, kai jis ėjo į vidų. Na, iš esmės, aš neišbėgau, bet labai greitai išėjau iš parduotuvės, kuo greičiau perėjau gatvę ir grįžau atgal tą pačią kryptimi, iš kurios atėjau. Vaikinai, tiesiog sustokime akimirkai. Ar kuris nors iš jūsų buvo tokioje situacijoje, ar kuri nors iš merginų, kurios tai žiūrite, buvo tokioje situacijoje? Jei dar nebuvote tokioje situacijoje, kai kažkas jūs nemaloniai seka visur, kur einate, tai yra siaubinga. Bet tarkime akimirkai, kad jūs nebuvote tokioje situacijoje. Ar pažįstate merginų, kuriomis rūpinatės? Ar turite dukrų, kurios jums ypač brangios? Žmonos, draugės, mamos, kurios vaikšto Londono gatvėmis. Tiesiog įsivaizduokite, kad vyras nusprendžia ją nusižiūrėti ir pradeda sekti, o ji bando atsitraukti. Jie eina į parduotuvę, ji bando pasitraukti, o jis ją seka. Noriu, kad jūsų kraujas užvirtų, nes tai nėra tik jos istorija. Tai milijonų žmonių istorija, kurie patiria panašius dalykus ir nieko dėl to nedaroma. Tad tegu užverda kraujas. Ir aš nuolat žiūriu per petį, tikrinu, ar jis manęs neseka, sukuosi visas pusės, kad jis nesužinotų, kur esu. Ir tai visa istorija, bet kaip moteriai labai svarbu visada būti budriai. Ir iki šiandien gyvenant Londone nesijaučiu nesaugi. Ir tai tikrai baisu. Ne tai, kad nieko neįvyko, nes šita nesąmonė įvyko. Šita mergina yra tikra laimingoji, kad jai nieko neatsitiko. Laimingoji, nes vėlgi pažiūrėk, ką kitos merginos išgyvena, gerai? Tikri vaizdo įrašai, kuriuose jos yra sekamos ir stebimos. Aš nemanau. Mes galėsime Per artimiausią porą metų, manau, kad mes galėsime tai padaryti per artimiausius porą metų. Vaikinai spoksa ją šiame vaizdo įraše. Taip. Aš einu namo. Ne, ką sakai? Taip, mes bučiuosimės, taip girdėjau. Šiame vaizdo įraše prie šios merginos priekadaujama.
Mes būsime po 5 minučių. Labas, kaip sekasi? Taip, o tu? O tu, aš, vienišas, gerai. Ir Snapchatas. Nori mano snap? Ar truputį supranti prancūziškai? Taip. Aš musulmonas, gerai. Vienišas. Tu labai graži. Gerai. Taip. Nenoriu būti įkyri, bet manęs tai nelabai domina. Ne, Snapchatas, mama, paskambink man naktį, 23 valandą. Taigi šis vaikinas prieina prie jos, iš esmės sako, aš iš tikrųjų negyvenu, nes akivaizdu, kad jis čia tikrai negyvena. Aš esu musulmonas, manau, kad esi graži, duok man savo kontaktus. Ir jis sako, aš tikrai nenoriu, ne, duok man savo kontaktus. Dabar tai tiesiog mandagus pokalbis tarp įkyraus vaikino, kuris, kaip jis sako, ją sekė pastarąsias 5 minutės, bet jis jai neleidžia pasakyti ne ir nueiti. Jis sako, ne, duok man tos kontaktus. Dabar tiesiog įsivaizduok save šios merginos vietoje, nes aš nematau aplinkui nieko kito. Ir štai tas didelis vaikinas, kuris man sako, duok man savo kontaktus. Kaip manai, ką dabar jaučia ši mergina? Kam? Ateik pas mane į namus, pažiūrėk į laikrodį 9. Ne, atsiprašau. Ne, prašau, duok savo snapą. Atrodai labai gražiai, negaliu sakyti kitaip. Ji turi būti išprotėjusi, kad nebėga. Bet vėlgi, o kas jei jis nuspręs ją vytis? Ji jo nepabėgs. Bet aš nesu laisva. O, tikrai? Aš taip pat ne. Aš musulmonas, agentas namuose, televizorius namuose, žiūriu naktį. Man labai patinka baltaodės. Taip. Aš juodas balta namuose žiūrėti televizorių gerai. Ne, bet viskas bus gerai, aš nesu per daug susidomėjusi. Prašau, ponė. Ne, tikrai. Geros dienos. Ne, Snapchat, ne. Koks tavo vardas? Aš nevedęs, malonus. Gerai. Viskas bus gerai, nesu susidomėjusi, atsiprašau. Ne. Gerai, ačiū, geros dienos. Jai beprotiškai pasisekė, kad viskas tai pasibaigė. Tiesiog neįtikėtinai pasisekė, nes dauguma žmonių, ne dauguma, bet daugelis žmonių negauna tokios pabaigos, kai jį gali tiesiog nufilmuoti, įrašyti ir jis nueina. Beje, tas faktas, kad jį kameroje atrodė nejaukiai ir tu galvoji, ką jį daro. Tai galėjo būti tai, kas ją išgelbėjo, nes jo veidas buvo labai aiškiai užfiksuotas ir ji tai labai aiškiai parodė, kas yra gana sumanu. Iš tikrųjų, aš niekada nebūnu Paryžiuje visiškai viena. Aš esu stotyje, visiškai viena, Gare du Nord, stotyje. Ir žinai, tikrai, tai siaubinga. Mane kas 5 minutės kas nors užkalbina. Net viena mergina prieina prie manęs ir sako, patrauk savo krepšį, prašau. Ir aš klausiu, kodėl turėčiau patraukti savo krepšį, o jis sako, nes ant jo yra šlapimo. Ir benamis nusišlapino ant mano krepšio. Tai nežinau, aš visiškai viena ir panašiai. Mane taip pat išvadina valkata, kas 2 minutės prašo pinigų. Tikrai, aš visiškai palūžusi. Tai mane slegia. Noriu grįžti namo. Tikiuosi, kad gėlių renginys bus vertas viso to. Kita istorija. Darykime dar vieną. Būti moterimi dirbančia statybose. Nesakau jums dabar, jie su tavimi elgiasi tiesiog siaubingai. Jei pas tave dirba žmonės iš šalių, kuriuose moteris negerbiamos, moterims neleidžiama kalbėti, moterims neleidžiama dirbti šių darbų. Vos tik jie atvyksta į JK, jie staiga nepakeis savo nuomonės ir nepradės mandagiai elgtis su moterimis. Pavyzdžiui, prie vartų dirba 4 žmonės, 3 užsieniečiai ir 1 britas. Britas yra vienintelis, kuris pasižiūrėjo į popieriaus lapą ir pašaukė mane vardu. Kiti tiesiog šaukė, ei mergaitė, arba spraksėjo pirštais, kad atkreiptų mano dėmesį. Aš iš tikrųjų dirbu su jais, jie visiškai neklauso, ką sakau. Galiu kalbėti kaip su siena. Bet tai nėra moteris iš užsienio šalių, tai nėra vyrai iš Vokietijos ar vyras iš Pietų Afrikos. Tai vyrai iš 3 pasaulio šalių. Tiesą sakant, tai mane labai erzina. Aš tiesiog noriu ateiti čia, atlikti savo darbą ir būti gerbiama aplinkinių. Bet to nesulaukiu ir negaliu jų dėl to sudrausminti, nes jie tiesiog apsisuka ir pavadina mane rasiste. Žinoma, žiūrėk į rasistę, nes tu ir esi rasistė. Štai daugiau vaizdo įrašų. Moteris radusi gerą vyrą. Tu gimusi gatvėje. Tu ieškai mūsų kartos. Ar gali tai palikti? Tu tuoj paruoši jų niekšų mišinį. Aš kalbu Dievo vardu. Aš kalbu Dievo vardu, kad galėčiau vėl tave priekabiauti gatvėje dar daugiau. Ar turite
Ne, palauk minutėlę. Myliu tave, bet šitas yra geras. Šitas kalėms. Kalė dėl stratos. Mes galime viską. Viską. Aš nenoriu fotografuotis. Nenoriu daryti, atsiprašau. Bet tu mane liečiau, aš nenoriu. Taigi, jei norėtumėte, kad jūsų mergaitės patirtų tokius išgyvenimus, važiuokite į Europą. Jei norite patirti priekabiavimą, jei norite būti užpulta, jei norite jaustis nesaugiai, važiuokite į Europą. Ačiū už jūsų dėmesį šiam klausimui.